Labadiena visi VGTU bendrabučių gyventojai. Aš esu Dionis Marcinkevičius, buvęs VGTU studentų atstovybės prezidentas. Sveiki, esu Juozas Sadauskas, socialinių reikalų vadovas, atsakingas už bendrabučius. Mes pilnai suprantam, kad bendrabučio pakeitimai, kaip ir euras, arba kaip kelininkus užklupusi žiema, jūs užklupo netikėtai. Todėl norime šiek tiek paaiškinti situaciją ir išsklaidyti visus šiuo metu egzistuojančius mitus apie tai, kaip mes gyvensime ateityje. Taigi šiek tiek priešistorės. Po 14 metų birželio 4 dieną vykusios diskusijos rektorato metu dėl bendrabučio administravimo alternatyvų buvo nutarta pasilikti prie esamos tvarkos ir skelbti naują konkursą dėl bendrabučio administravimo paslaugų pirkimo. Ir VGTU studentų atstovybė pilnai įsitraukė į šitą procesą nuo pat pradžių ir nemažai dalyvavo komisijos posėdžiuose bei teikė tam tikrus siūlymus techninės užduoties parengimui. Apie 70% mūsų siūlymų buvo priimta, tai džiugina, ir pagrindinis mūsų kryptis buvo saugumas, teritorijų bei patalpų valymo kokybė, atsiskaitimo galimybės bei papildomos galimybės studentams. Taigi, pagrindiniai pasikeitimai. Kaip jau turbūt pastebėjote, nuo sausio 2 dienos pas mus atsirado budėtojai. Taip pat bendrabučiuose yra priskirta apsaugos tarnybos, kuri ekstra atvejais per 10 minučių gali atvykti į bendrabučius, jeigu atsitinka kažkokios nelaimės ar kiti įvykiai. Budėtojų funkcijos nesibaigia tik priežiūra. Kas porą valandų jie atlieka aukšto patikrinimus, ypač nakties metu, bei surašo defektinius aktus ir bei palaiko tvarką. Taip pat savo bei bendro naudojimo patalpų defektus bei gedimus galite registruoti ekonomus arba pas budėtoją. Taip. Antras, įėjimas ir jo tvarka. Turniketai yra palikti tam atveju, jeigu budėtojas, kuris yra išėjęs apžiūrėti aukštų ir jo nėra apačioje, jūs galėtumėte įeiti laisvai, turniketai lieka. Buvo pasirinktas toks kompromisinis sprendimas. Taip pat įėjimo sistema bus kompiuterizuota ir kaskart nuskenavus savo įėjimo kortelę jūs galėsite patekti į bendrabutį. Tokiu atveju mes galėsim užkirsti kelią ne bendrabučio gyventojams patekti į mūsų bendrabučius. Svečiai bus įleidžiami su priimančiosios pusės sutikimu iki 23 valandos. Šiuo metu vyksta diskusija dėl galimybės pasilikti bendrabutį per naktį su tam tikromis sąlygomis arba už tam tikrą atitinkamą mokestį. Visos kitos kortelės, tokios kaip svečio arba durų, bus panaikintos iki vasario 1 dienos, nepamirškite to. Primena, kad 1 ir 5 bei 3 ir 4 bendrabučiai turi savo dviračių sulaikymo saugyklas. Jeigu norite laikyti juose dviračius, prašome kreiptis į studentų atstovybę. Esant poreikiui pernešti didelius daiktus, baldus, lagaminus, paprašęs bendrabučio prižiūrėtojo, jis atidarys jums duris. Taip pat siekiant sumažinti lifto gedimo atvejus nakties metu bei užtikrinti ramų studentų gyvenimą naktimis, svarstome apie galimybę liftus išjunginėti nuo 2 valandos nakties iki 6 valandos ryto. Savo nuomonę šiuo klausimu mes laukiam komentaruose po šio video arba į paštą tiesiog įrašykite man soc@vgtusa.lt. Visų budėtojų kontaktus jūs galite rasti savo bendrabučių pirmosiuose aukštuose bei savo paštuose elektroniniuose. Jei tokių pranešimų negavote, kviečiame patikrinti savo kontaktus pas bendrabučio administraciją arba paštu info@ekonomus.lt. Dabar šiek tiek informacijos 3 ir 4 bendrabučio gyventojams. Kadangi 1 ir 5 jau yra įdiegtas ir veikiantis bevėlis ryšys, tad šiuo metu vyksta kaip tik instaliavimo darbai 3 ir 4 bendrabutyje. Turbūt geriausia naujiena yra tokia. Nuo sausio 10 dienos bus galima atsiskaityti už bendrabučius elektroninę bankininkystę. Taip pat, esant poreikiui, tai yra palikta galimybė atsiskaityti grynais pinigais. Primenu, dabar jau eurais. Foxbox terminalas. Taip pat, kaip daugelis turbūt pastebėjote, yra pakankamai gerai sustiprintas valymas ir šiuo metu visose bendrabučiuose vyksta generalinis valymas. Jeigu tai dar neįvyko jūsų aukšte, tai vyks 2 savaičių bėgyje. O kalbant apie kitus, jau dabar yra pradėti remonto darbai, siekiant padaryti kiekviename bendrabutyje bent po vieną poilsio zoną su stalo futbolu ir stalo teniso stalais. Ir apie kiekvieną savo poilsio zoną jūs sužinosite artimiausiu metu, kuriuose aukštose jinai bus. Sekit mūsų pranešimus Facebook'e. Taipogi, apgyvendinimo tvarka turės pakeitimų. Perėmama nuo fakultetų kvotinės sistemos prie bendrojo vietų skirstymo dalyvaujant ir studentų atstovybės nariams, kuomet pirmenybė bus teikiama nepasiturintiems bei socialiai remtiniams studentams. Tokiu atveju siekiama užtikrinti sąžiningą ir skaidrų bendrabučių vietų skirstymą. Paskutinė žinia yra ta, kad šiuo metu yra planuojama pradėti tvarkyti 5 bei 3 bendrabučio dušinės, siekiant
juos surenovuoti bei padaryti jas patogesnės ir skirtas didesniam žmonių kiekyje. Tiksliai dar nėra aišku, kuris bendrabutis bus pirmas, apie tai lygiai taip pat mes pranešim greitų metų. Taip pat primename, kad studentų atstovybės vykdomas projektas bendrabučio tarybos modelis yra įsibėgėjęs, bet mes negalim jo pradėti pilnai tol, kol nėra išrinkti visų aukštų seniūnai. Tai nėra sudėtinga ir jeigu jums reikia pagalbos, jūs galite visą laiką kreiptis į mus. Taip. Taip, ir dar ką nors apie papildyti. Ne, galva. Šis modelis yra skirtas sukurti bendruomenę kiekviename aukšte ir pasirūpinti, kad kiekvienas žmogus ir kiekvieno žmogaus nuomonė būtų išgirsta. Taip pat tai yra geresnis kontaktas su bendrabučio administruojančia įmonė ir pakankamai nebloga nuolaidėlė esančiam atstovui. Taigi, nepamirškite išsirinkti visus aukštus seniūnus, tik tada mes galėsim pradėti pilnai įgyvendinti šitą projektą. Linkime jums geros ir sėkmingos sesijos. Bagatūsa, už studentišką rytojų.